ir didžiausia nuodėmė nusivilt. Mūsų aistros kaip nemunas teka į pajūrį, čia saulę pasitinkam vandenį. Ir negalvojam, kad rytdiena pašėlus paklydėlė nuves ne tais keliais, kur tiesa. Mes tikrai nepaklysime, iš kelio neišklysime, per daug brangi mums kiekviena diena. Tik aš dar neparašiau dainos apie lietų, dar neverkiau lietum. Aš dar neparašiau dainos apie giedrą, dar neskendau danguj, dar neskendau danguj. Mūsų linksmas gyvenimas mus aplenkia nerimas ir didžiausia nuodėmė nusivilt. Mūsų aistros kaip nemunas teka į pajūrį, čia saulę pasitinkam vandenį. Pavydėti negalima, nebent baltų pavydu, žvaigždėms mėnuliui saulės spinduliams. Truputį pabūsime gyvenimo džiugesiu, išties porą, mes čia tik trumpam. Tik aš dar neparašiau dainos apie lietų, dar neverkiau lietum. Aš dar neparašiau dainos apie giedrą, dar neskendau danguj, dar neskendau danguj. Dainos apie lietų, dar neverkiau lietum. Aš dar neparašiau dainos apie giedrą, dar neskendau danguj. Tik aš dar neparašiau dainos apie lietų, dar neverkiau lietum. Aš dar neparašiau dainos apie giedrą, dar neskendau danguj, dar neskendau danguj, dar neskendau danguj. Eina saulelė, grįžo ratais vyko gyvenimas. Keliaudama vasaros dangumi, aukščiausiai pakilo saulė, o mes džiaugiamės vis tirštesne žaluma, vis ryškesniais gėlių žiedais, vis labiau mirguliuojančiamis pievomis. Atėjo trumpiausios metų nakties ir ilgiausios dienos laikas, joninių šventės laikas, kada galime burtis ir spėti ateitį, pinti ir rūpyti vaikus, nusiprausti rasoje, rinkti magiškų galių turinčias žoleles ir iš jų ryžti kupolus, šokinėti per laužus, ieškoti paparčio žiedo ir pasitikti saulės. Štai kiek visko turime suspėti padaryti šią stebuklingą naktį. Tad nieko nelaukdama sakau, sveiki atvykę į žolinį kvepinti atsakau bendruomenę.
katalikų apolinėmis arba rasa, o krikščionių joninėmis vadinama. Sveiki atvykę į Jonines. Daug dainų ir eilių kalba apie mūsų tėvynės grožį, meilę gamtai, bet nuoširdžiausiai tai skamba mūsų mažųjų lūpomis. Tad noriu pakviesti Austėją Vileikytę, kuri išgirdo ir visiems jums papasakos, ką mūsų tėvynė šneka. Anselmas Matutis tėvynė šneka, man atrodas, vedasi tėvynė mane už rankos takučiu, karštai priglaudus prie krūtinės. Tėvynė šneka, aš girdžiu, su ja einu į platų kelią tarp ošiančių žalių kviečių. Tai tau kviečiai banguoja želė, tėvynė šneka, aš girdžiu. Po miestus, miestelius mes vaikštom, praeinam gatvių daug plačių. Čia tavo miestai, tavo aikštės, tėvynė šneka, aš girdžiu. Mėlėjai, ačiū labai Austėjai už tokį gražų eilėraštį, o aš noriu pasakyti, kad šiais metais Austėja baigė darželį ir pradės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę. O taip gražiai ją papuošė auksarankė jos auklėtoja Vida Sakalauskienė iš Šiaulėnų. Gaila, kad nėra Vidos su mumis, bet noriu, kad jūs jai tiesiog aplotumėte už tokį grožį. Trumpiausia vasaros naktis yra kupina šėlsmų ir linksmybių. Tai puikia proga susitikti su draugais ir pasilinksminti gamtoje, kaip mes visi čia ir darome. Tačiau šį vakarą svarbiau prisiminti senasias joninių tradicijas, pažadinti iš užmaršties senuosius burtus ir apeigas. Kviečiu vaidilutes uždegti mūsų šventą joninių aukurą. Tai geriausia maldos tarpininkė. Ji laikoma šventa nesugriaunama. Per ugnį maldos žodžiai, pageidavimai, jūsų prašymai nueina dievams bei protėviams. Prie aukuro ugnelės kviečiu visus šventės dalyvius, o aukojimo apeigas padės atlikti Ąsontuvų bendruomenės pirmininkė Laima Šleikienė. Gerbiami mūsų šventės svečiai, dalyviai, būkit malonus, prieikite prie aukuro trumpai aukojimo apeigai. Apeikite iš aplinkui ten. Paeikit toliau. Eikit prie aukuro. Mainam, ir ratą nepalikit. Painam. Jos apleidžiam.
Gabija ugnelė mums pasotinta, Gabija ugnelė švieski mums ir šildyti mus, šitą pačią trumpiausią saulėgrįžos naktį. Gabija dievaitė, pakilta rudenį, neleisk kibirkščių. Šventa ugnelė Gabijėlė, užkota man gulėk, užpučia man žibėk. Ugnelė Gabija, nekurstama netek, užklostama miegok ir nevaikščiok po mūsų namelius. Miela Deivė Gabija, laimink mus, mūsų vaikus, šeimynas, namelius, trobeles, galvijus ir javus. Ir siekis amžinoji ugnie, ir siekis per ilgą naktį, ir ramybės iki mums. Gabija dievaitė, sušildyk mus, mes tave gerbėme ir aukojame tau viską. Žemės Deivė žemyną. Šiai Deivė mes aukojame tau, žemyną žemėlę sėklą, kad tu mums atiduotum 100 sėklų. Augink grandink mūsų pasėlius, neužmiršk tavo gyvulėlių, paukščių, vabalėlių, atitolink audrų, debesis naikinančius dievus. Žemyną žemėlę, ačiū tau, kad tavo laukai gėrybių pilni, visokiausių. Ačiū tau, kad tavo sodai vaisių pilni saldžiausių. Žemyną žemėlę, ačiū tau, kad mus nešioji, mus maitini ir globoji. Žemyną žemėlę, žiūrėk, duoną laužiam ir dalinamės vieni su kitais. Už kabalais pasidaryti. Žemės Deivė žemynai. Toliau mes norime pagarbinti ir labai svarbu Dievą, tai yra perkūną. Šiai dievybei mes aukosime gintaro dulkes. Gintaras tai nuo mūsų
mūsų šalies ir visos Baltijos jūros pasididžiavimas. Jau nuo seno gintaras laikomas magišku ir turinčiu neįtikėtinų galių. Žmogus sugalvoja norą ar palinkėjimą kitam žmogui ir meta dulkes į laužą. Tai nemeskit šiaip, būtinai reikia pagalvoti kažkokį palinkėjimą. O tu maloningas Dieve Perkūnės, teikis mums reikalingų laikų pagelbėti ir malonų lygti, kad žmonės lapuotų ir kad mums nelaikų vėtra, ruša, šaipai ar kliausmas bėdos nedarytų. Palaikyk tvarką ir teisingumą žemėje, kliaustami ir lietumi pavasarį pažadinti žemę ir gyvybę. Skatink teisingumą ir gyvybingumą žmonėms ir žemei. Aukojame tau gintaro dulkes. Taipogi gintarui yra prilyginamas ir kitas gėrimas, tai arba gira, arba alus. Šiuo atveju mes turime giros ir norime, kad mes pasidaryti gira. Pirmasis gurkšnis atitenka mūsų žemei žeminėlį. Ir visi kartu, visa bendruomenė turi gerti iš pieno ąsočio. Ir kviečia dirbti darbų. Šiai dievybei mes aukosime vandenį, kuriuo mūsų vaidilutės jūs tiesiog apšlakstys. Saulelė, tu pavarei šaltąją žiemą, prikėlė visus augalus. Prašome tave mūsų užsėtus ir sėjamus javus ir užauginti ir mums suteikti savo malonės duonelę. Gandas vanduo. Dangaus dievams
dievams ir deivėms. O dabar visus kviečiu sugrįžti prie šventinių stalų, o ten jau pradėsime šiek tiek jau linksmesnę mūsų šventės dalį. Tarp pagrindinių šios šventės kaltininkų. Tad gerbiami Jonai, Janinos, Jonės, Janės, mažieji Jonukai, Rasos, šiandien jūsų šventė. Tad noriu jūs pakviesti čia prie scenos ir norime jūs pasveikinti jūsų vardo dienos progą. Kviečiame visus Jonus, Janinas, Rasas, mažuosius Jonukus, visus čia. Nėra Jonų, matai. Gerbiami Jonai, Janinos, mažieji Jonukai, Rasos, gyvenkite nuolat ieškodami savo paparčio žiedo, nesvarbu ar sniego, ar obelų žiedų pūgoje. Tegul pačią trumpiausią ir linksmiausią metų naktį paparčiai tik jums pražįsta stebuklingais žiedais. Kuo geriausios sėkmės, kuo tvirčiausios sveikatos, kuo didžiausios laimės linkime jums šios šventės proga. Dabar visas dėmesys mūsų Jonams, Janinoms, Rasoms, paparaciai fotografuoja, džiaugiasi. Na, o mūsų svečiai, mūsų draugai, Tyrulių pramogų ir šokių salės instrumentinis vokalinis ansamblis mūsų Jonams yra paruošęs dovaną, tai daina Jonams. O dabar jūsų užduotis šokdinti, kviesti, šokti visus Jonus, Janinas ir Rasas. Todėl dabar aš noriu pakviesti čia, šalia savęs, du mūsų šventės rėmėjus. Tai yra Jonas Mikšys ir Zenonas Maselskis. Kviečiu jūs čia prie scenos. Garsiais plojimais padėkokit mūsų šventės rėmėjams. Kągi, kaip ir sakiau, kad tai yra be galo svarbi šventė, kad buvimas gamtoje, o gamta ne tik savo garsais mus šį vakarą džiugins, bet mus džiugins muzikos garsais ir jūs visus apsups mūsų kaimynai, draugai,
Tai Tyrulių pramogų ir šokių salės instrumentinis vokalinis ansamblis, kurio vadovė Vitalija Lipskienė. Taip, šiltais vadovas Arminas Lipskis. Ir Arminas Lipskis. Ir žinau, ir Joną jie turi, Rasą, ir daug jie turi labai šaunių muzikantų, kurie šiandieną visą vakarą mūsų ir linksmins. O kol jie mūsų linksmins, aš noriu pakviesti ir toliau tęsti visas joninių tradicijas. Pinti vainikus, juos plukdyti. Ten yra, štai, jeigu atsisuksit ar ne, ten yra paruošta daug visokiausių žolynų, suskintų tikrąją joninių, paryčiais, prikopoliavom, o dabar jums reikia pasipuošti, nusipinti vainikus ir mes vėliau tikrai išrinksim patį gražiausią vainiką ir apdovanosim. Kaip ir sakiau, šį vakarą tikrai netrūks ir magiškų visokių būrimų ir atrakcijų. Tai gero visiems vakaro, o aš jūs palieku su mūsų draugais, muzikantais iš Tyrulių. Plojimai jiems! Ir jūs privalote ją parsinešti namo ir laikyti netgi iki pačių kalėdų, o jeigu išeis ir iki kitų joninių. Todėl ir pakabinkite, jeigu turite tvartus, ūkinius pastatus, būtent ten, nes būtent šios kupolės apsaugos jūsų namus, jūsų ūkinius pastatus, gyvulėlius, jūsų laukus ir visą jūsų šeimą. Tai gražios jums visiems šventės, o vaidilutės jums padalins dovanėlės. Pasilinkime tuščiam pasaulį, pasilinkime, prašau, neišeik. Aš neleisiu tau nieką pravirti, aš neleisiu ir tu tai žinai. Prisiklausiu, kad štai apkabinsiu ir mylėsiu tave, tu žinai. Gal ir buvo naktų neskaičiuotų, gal ir buvo dienų atskirai. Prašau tavęs nepalinkit, prisilieskit, prašau nepaleik. Aš nenoriu tau vėliai kartoti, nes tu viską ir taip jau žinai. Apkabinki karštai pabučiuokit ir dar kartą mažytę atleik. Aš neleisiu tau nieką pravirti, aš neleisiu ir tu tai žinai. Atsibūdęs ryte aš išvydau, ko nenoriu jau niekam matyti. Aš neleisiu tau nieką pravirti, aš neleisiu ir tu tai žinai. Prisiklausiu, karštai apkabinsiu ir mylėsiu tave, tu žinai. Gal ir buvo naktų neskaičiuotų, gal ir buvo dienų atskirai. Prašau tavęs nepalinkit, prisilieskit, prašau.
ratelį ir tuoj pakviesim dėdės Jonus ir Janinas ir Rasas nuspręsti, kuris vainikas gražiausias. Nu, ar jau čia visi daugiau, čia buvo tų vainikų, aš ten mačiau tiek daug pinančių, tiek daug maikščių, visi vainikų pinėjai su savo vainikais, negi tik 3. Ne, čia tas nenupins, jau čia apgavikas ateina, Jonas, jisai spręs, aišku, vaikai, eikšit, visi stokit. O Jonai ir visi Jonai, ponai Jonai, jūs komisijoje, jūs nuspręsit, koks gražiausias vainikas. Va, žiūrit į vainikus. Žiūrit va į vainikus ir nusprendžiat, kuris gražiausias. Tiek pynė, o tiek vainikų. O dar pasirodo vainikai, dar eina. Oi, koks didelis vainikėlis ateina, tiesiog gražu žiūrėti. Ar jau visi vainikai suėjo, kad mačiau daugiau buvo? Ar visi vainikai jau subėgo? Ar visi vainikai? Dabar pona Jonai jau renka, kas čia bus. Kuris gražiausias vainiks Jonai išrenka? Jau jūs nusprendėte, ar visi čia tie vainikai jau subėgė? Visi. Tai gerai, Jonai nusprendė, kad pirmą vietą užima antroji mergaitė. Iš katro galo širdėlė. Raudonų gėlyčių yra įmaišyta. Bet visų vainikai labai gražus, paplojam visų labai gražus, o dar vienas vainiks atėja. Visų vainikai labai gražus, tai gal dabar jo visiems reikia kažką, paplokim visi tokie gražus tie vainikėliai, labai gražus. Visi gaus dovanų vainikai. O dabar, žinokit, vyks tokia akcija, atrakcija, kiek žinau, ar ne taip. Tos vainikėlius eis plukdyti, man atrodo, leisi. Ar turit atsokaluose vaikai jūrą? Turit jūrą? Turit jūrą, tai gerai, tai bus visai gerai, tai tada vainikus. O ir dar atein vainikų, va, žiūrėkit, dar vienas vainikas čia paskui. Dar čia reikia, va, dar vainikas atėjo, žiūrėkit, va tas vainikėlis. O dabar... Vaikai, žinokit, sakė, neškit toliau, nuneškit, vis tiek bus prizai, po 5 nuneškit. Gerai, matau, kad viskas, ranka užsigavęs, jau viskas, jau tau duosim prizą už tai, kad tu jau į taip laimėjai. Laimėjai, būtų geriau, kad gerai būtum laimėjęs. Gerai, reiškia, laimėtojas, va, pirmoji vieta paplojam, kuris pirmiausia sunešė 5 damas. Antroji ir trečioji vieta, bet aš sakyčiau pati pirmoji, todėl, kad už nelaimingą traumą. Dabar taip. Dabar dar jau, kad pradėjom žaisti, dabar jau nebežaisim tokią greitą, pažaisim biškį lėtesnį. Noriu 4 porų, vyras ir moteris. 4 porų. Žinot, vyrai, kaip moteris nori puoštis, kokios jos nori būti gražios, kokios jos... Tai va, šiandien jūsų užduotis papuošti savo damą kuo gražiau ir kaip greičiau. Kiekvienas gaunat po vieną ritinėlį ir papuošia damą, prašau. Aš skaičiuosiu iki 3 ir pradėsit puošti. Gerai, atsidarom. Jei bent suplėšysit, neplėšykit. Vyniokit iš viso, neplėšykit. Iš viso vyniokit. Aš skaičiuoju iki 3 ir mes pradedam. 1, 2, 3. Su visų ritinėlių vyniojam. Su visų ritinėlių vyniojam. Su visų ritinėlių vyniojam. Vyrai vyniojat popieriuką, nu kas čia. Kas greičiau ir gražiau.
greičiau ir gražiau. Čia aš nežinau, man taip aš norėčiau eit gražiai pasipuošti. Prašom, jūs nedirbat, čia nepapuošė, da visai nepapuošė, da jūs, va šitas, to daiktą turi nelikt, Va, kaip gerai, čia jau tikrai kokį diržą gerą uždės. Na, vyniojam. Nu, ką padarysi, čia tokia, taip ir yra papuošti su tuo, ką turim. Bet tas ritinėlis turi būti suviniotas visas. Rengiamės, už apsirengimo greitai irgi prizai. Rengiatės, kas greičiau apsirengs. Jo, čia turit pasipuošti, bet apsirengt tai dar nereiškia, oi, kaip jūs čia ilgai ieškat tų visų patermesų, mes togi pradėsim šokius. Žiūriu, va vieną komandą jau baig apsirengti. Kiek suprantu, čia bus žydai, ne? Gruzinai stoja čia man, gruzinai va čia visi, čia gruzinai, stoja gruzinai čia. Gruzinai stoja čia. Gruzinai, rusai. Palaukit, prašom visi savo būrelį, nes nematys šokantys susibursti. Jūsų tauta, kokia čia tauta? Lietuviai. Lietuviai išgirdint tik tai šoksit savo muziką. Nu, kokia tu lietuviai čia dabar, aš nežinau. Ir ten. Nu, ar jau yra pasiruošusio? Kokia ten tauta? Kokia? Čigonai. Kuri tauta pasiruošus? Kuri pasiruošus šokt? Pasiruošę rusai, visi žiūrit šoka rusai. Visi žiūri šoka rusai. Sekundę. Nu, važiuojam rusai. Pasižiūrėm, kaip Ką jūs ten turit, maestro? Mes gruzinai pasiruošę? Gruzinai šoka, gruzinai. Prašom. Nu, gruzinai, pavarom. Jau.
Klausotės muzikytės. Draugystė, visos tautos šoka kartu. Oi, šaunuoliai, dabar prizus susirinkit ir tada šoksim visi. Dabar aš nugyvenkiu.
Nu, dar kartu su mumis, ne? Auklė. Nu, sena gerą rock'n'roll.
Santa Fe.